Sveiki atvykę į Druskininkus, į Druską Gravel daugiadienės varžybas. O, dėkui. Tai stikeriukų galima, ne, paimti? Jo, galima kaip nori. Gal visų spalvų. Tai dėkui. Liuks. Ačiū jum. Tie. Visad visi klausia, o čia vėliai, jo, like, share, subscribe. Druskytė. Tai šiandien pirmoji diena iš dviejų, laukia 102 kilometrai. Viso šiandien susirinko maždaug 80 dalyvių minti šią distanciją. Žymiai didesnis skaičius mina 60 km distancijas. Na, bet bandom mes iššūkius, tai žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Startas su neutralizacija, tai kol kas seka motociklą. Čia vienas kolega pasiūlo posūkyje pasinaudoti dešinę pusę, lyg ir kietesnio smėlio danga bus, na, bet matysime, kaip čia baigsis. Chaosas, daug smėlio, štai tokią turime keblią situaciją pradžioj, daug keiksmų aplinkui. Na, bet bandom grįžti ritmą. Po šito chaoso išsibarstys daug mažų grupelių. Smėlio tikrai labai daug buvo šiandien. Nuo pat pradžių jis labai kabutėse džiugino. Tai susidaro tokia nedidelė grupelė, priekyje Karolis Pužauskas. Jį dar matysime ir video pabaigoje. Čia bandau laikyti su šita grupe, na, bet tikrai nėra lengva. Oras tikrai neblogas, vidutinė temperatūra, kaip matote, buvo gan aukšta, na ir tikrai ne per daug šiandien to vėjo. Pasivėjo mūsų alter ego vienas narys, tai iškart paaštrina važiavimą, padidina tempą, reikia bandyti laikytis. Smėlis čia labai purus, vis bandau ieškoti gal net kietesnių tokių trajektorijų. Tai vat, matot, varžovai renkasi lyg ir kairiau, aš renkuosi dešiniau, realiai tokio aukso viduriuko bandymas ieškoti buvo beveik visas varžybas. Out. Nepasilaikysiu.
per stipri grupelė. Reikia apie 100 galvoti. Taip, tai kai kuriuos dalyvius dar matysite video pabaigoje. Pavyks jos pasivyti, na bet taip visada galvojau šiandien, kad lieka dar viena diena, kadangi daugiadienės varžybos, tai reikia iš tikrųjų, manau, protingai įveikti tokias distancijas, neperdeginti savęs. Na, čia labai smagi nuokalnė greita, nuokalnių keletą buvo, bet aišku, smėlio kančios viską užgožė. Pirmą kartą minu Druskininkų apylinkėse, tai visai smagu susipažinti ir su gamta šio regiono. Čia įvažiuojame tokį miškelio segmentą, kur tikrai labai gerai papurtė. Įvarėme miškelį, purtyklą lengvo. Bet po tą purtyklą dar ir smėlio yra čia. Reikia gaudyti. Nerieda, ne? Na, neriedantis tikrai tokie pirmieji 20-30 km, tai pats sveriu beveik 90 kg, tai per tos smėlius tai man visai nerieda. Kilometras išlipom iš kelio tokio, baisiai ten purtė. Esmė tokia, kad jaučiu, kad pirmus 30 būčiau greičiau su MTB suvažiavęs. Vidurkis 3,1,4. Tai pasiekus 32 km pagaliau štai neužilgo pamatysit pasiveja ir 60-ukų distancijos lyderiai, būtent ta pirmoji lyderių grupelė. Štai Tomas Kranauskas, jo palaikymo šūksniai. Šiandien jis puikiai pasirodė, 3. vieta. Sveikinimai tau, Tomai. Na, čia priartėjom prie vietos, kur išsiskiria distancijos, 60 važiuoja į dešinę, 100 tiesiai ir tęsiam savo kelionę. Čia keletą kilometrų praėjus pasiveja 3 kolegos, susidaro tokia nedidelė mūsų grupelė. Linkėjimai kolegoms, visai neblogai mes su jais čia padirbėjome. Ačiū tai grupeliai. Leido truputį pailsėti. Asfalto atkarpą nežinojau savo labai to tempo. Tai biškį grįžau į vėžes. Dabar perkopėm 5 km. Vidurkis 30,9. Priekį matau keletą dalyvių. Gal išeis pavyt. Matysim. Maisto laikas artėja.
Skanių pietų visiems. Na, o kol užkandau, trejetukas mane ir pasivijo. Na, bet visai čia mums gerai sekasi važiuoti, tai kol kas būnu su jais. Kelių kilometrų pamačiau ilgesnę tokią gražią įkalnę, tai čia nusprendžiau truputį sportuoti. Priedu dar priekyje mačiau kelis dalyvius, tai galvojau, kad pabandysiu juos pasivyti. Galios vidurkis šiandien siekia 272 vatus, kas manau yra labai neblogai kaip 100 kilometrų. Priedu dar visada mintise buvo, kad reikia pasitaupyti rytoj. Tai, na, toks mano aukso viduriukas pavyko išgauti jį man. Maitintis beje bandžiau kas 35 minutės, kad nebūtų to alkio jausmo ir aišku troškulio. Na ir pagaliau pavyksta pasigauti dar vieną trejetuką priekį. Sveiki, gyvi. Kol aš jūs pavijau. Ojojoj. Greitai pasigavom dar vieną dalyvį ir toks mini penketukas mūsų susidaro iki fit zonos. Po fit zonos vėl labai nemažai smėlio, klampaus tokio smėlio. Smagiai čia. Priekį grupės matome Blitz komandos dalyvį, bandome visi pasivyti, bet čia dar įvažiuojame tokią miško zoną, tai sunkiai sekėsi. Aha. Štai kolegos oranžiai marškinėliais truputį pailsėjo ir puikiai šauna į priekį. Kiek mačiau, jam ir pavyko pasivyti tą Blitz narį. Na, o mes liekam čia lyg ir tryse. Čia važiuoju susidurė su kažkokiais keblumais, nelabai supratau, kas įvyko. Tai vat liekam realiai tik dviese.
pasidalinom truputį krūvius su Karoliu ir štai pasiekėme Viktorino kaimelį. Lieka mažiau nei 20 km. Sekundę štai dėmesio koncentracijos stoka ir vat tokią klaidą išprovokuoja. Ačiū visai dirbusiai medijos komandai, tikrai smagu gauti greitai nuotraukas po varžybų. Reikia visą apie rytojų galvoti. Bet daugiai dienės esi turėjęs? Ne, pirmą kartą. Oi. Atvažiavau. Sudovėje. Pernai. Kaip sekėsi? Baisiau negali būti. Įsikalbam truputėlį su Karoliu ir vat štai dar daugiau smėlio. Čia mane užklumpa. Labai tokia neriedanti vieta. Na, bet mintise tas pliusas, kad visai nebedaug belieka iki finišo. Bliam, aš nenugalim. Oi, nuo tos baltos gal vėliavos. Smagus finišas ir pirmos dienos rezultatai. Nesitikėjau, kad taip sunku, bet išgyvenom, dar rytojus laukia. Reikia atsistatyti, porą alaus ant abiejų kojų ir kalinį transportą. Mes nepropaguojam šiaip alkoholio vartojimo. Alkoholinio. Alaus. Šiaip tai labai nerieda, kas sveria daugiau nei 80. Labai sunkiai. Daug smėlio. Žiūrėsim, kas rytoj bus. Varom ilsėtis. Nu va, tęsiam reabilitaciją. Pasiruošimą rytoj. Ne? Ryt žada būt dar karštesnė diena. Reikia ruoštis.